aš matau labai didelį potencialą Lietuvai, mokslui ir verslui dirbti ties oro taršos valymo metodais. Ir turėkime omenyje, kad oro tarša yra ir Amerikoje didžiulė, ir Indijoje, ir toje pačioje Kinijoje. Tai tos technologijos, jų plėtra yra begalinio dydžio. Ir jeigu mes ten atrasim savo nišą, kaip kažkada atradom su nano palydovais, mini palydovais, tai galėtumėm galbūt atrasti savo nišą su oro taršos valymo technologijomis. Tiek vandens valymas, tiek oro taršos valymas. Šitos technologijos yra reikalingos jau šiandien ir jos šiandien yra tam tikruose išsivystymo lygiuose. Bet didelė dalis mūsų apskritai technologijų, kokias be paimtumėm, yra tos tie, kaip sakyti, principai jų parinkti prieš 60 metų, prieš 50 metų. Išeiti esamoms įmonėms, industrijoms iš šitų principų ir sukurti naujas gamybos linijas, naujas sistemas yra pakankamai brangu. Jos turi savo klientūrą, stengiasi tiesiog pardavinėti esamus produktus ir daro inkrementinius pokyčius technologiją, didina efektyvumą ir taip toliau. Bet kiekviena technologija turi savo tą, prasmingumą didinti efektyvumui. Kažkada yra lūžis, kai tu turi peršokti kitą technologinį ciklą. Ir šiuo atveju Lietuva, dirbdama prie naujų dalykų, prie naujų technologijų, nebūtinai iš karto užsibrėžti kažkokius neįgyvendinamus tikslus, bet tiesiog kryptingai pasirinkus tam tikras nišas, gali tiek trumpajam periode duoti, sakykime, tam tikrą žinias, know-how arba pardavimą tiem, kurie nori pokytį daryti, didesniems technologijų tiekėjams ir tuo pačiu užsiprogramuoti pas save industrinį šuolį.